vertė užsienio kalbos mokymosi, čia taip atsargiai renku žodžius, galvoju, kaip čia sugebėti pabrėžti šitą stebuklą, kurį jūs galite padovanoti savo vaikui jau dabar nieko nelaukiant. Tai vertės kaip visada yra 3. Tai pirma, kad mes laviname smegenis ir ką rodo gausybė tyrimų, kad vaikai, kurie yra bent dvikalbiai, visose kitose pažangumo srityse visada lenkia savo bendraamžius. Kaip taip nutinka? Todėl, kad smegenys, kurios sugeba išlaikyti ir turi praktikos pažindintis, išlaikyti pavadinimus, skirtingas gramatinės struktūras, skirtingus skambesius, skirtingus tarimus balso stygos. Tai lyg tai gaunasi, kad tai yra, ką kalbėjome apie raumenų mankštą, tai yra smegenų mankšta, kuri po to turi įtakos tam, kad vaikui lengva apdoroti, mokytis ir žinoti ir kitus dalykus. Tai vat iš visų ūkdymo taktikų, kurias mes su jumis aptarėme, pažindinamės, gausus kalbinimas savo gimtąją kalbą jau yra jau yra turtingas ar nesvarbus būdas padėti vaikui būti prakutusiam, bet papildomos kalbos mokymasis, užsienio kalbos mokymasis yra, pavadinkime, super maistas vaiko smegenų vystymuisi. Tai jeigu jūs tik tai sugebate, yra erdvės suteikti vaikui galimybę pasinerti į kažkokią kitą kalbą ir daryti tą nuolat iki pat kol jis neišeis jau į tą sudėtingesnio mokymosi etapą, tai tikrai labai verta. Ir tiems vaikams, kurie tarkim, kas dažnai, ką mes girdime, sako tėvai, bet mes dabar tik tai pusmetį, aš čia būsiu pati namie ir galiu su vaiku pati kalbėti kitą kalbą, arba ten auklė, pavyzdžiui, pasamdyta, o po to taigi vis tiek jau nebesimokysim. Tai yra prasmės. Tai va čia atsakymas labai trumpas yra taip, prasmės yra, todėl kad vis tiek kažkokie vienetai apie tą kalbą išlieka vaiko smegenyse, išlieka tos gramatinės struktūros, tas vaiko liktai gebėjimas girdėti tą kalbą labai subtiliu pavidalu, jis išlieka su juo iki pat gyvenimo galo ir lengvai tos sinapsės ir vėl lengvai grįžta į naudojimą. Tai reiškia vaikui, kuris jau kažkokį turi kažkokį pažintį su ta kalba turėjo ankstyvojo vaikystėje, jau grįžus, nukeliavus į mokyklą, jau jam bus daug lengviau, toks savas lyg tai jau dalykas yra ta kalba ir nėra tokio pasipriešinimo, tokio didelio įsitempimo mokytis tą kalbą. Tai lygiai taip pat, ir čia, pavyzdžiui, mano pavyzdys. Tai aš vokiečių kalbą moku anglų, rusų, lietuvių, ispanų šiek tiek ir vokiečių kalbą aš mokiausi mokykloje kaip pagrindinę užsienio kalbą ir kai baigėsi, 12 klasių, pasiėmiau diplomą ir viso gero. Nuo tos dienos aš tos kalbos nesimokiau, nepraktikuoju plačiai, bet kai štai, pavyzdžiui, savaitgalį buvau seminare, kur buvo vokietis lektorius ir jį vertė į anglų kalbą, tai aš pusę dalykų, ką jis kalba, aš suprantu. Nes vis tiek ta kalba yra su manimi, nors nuo mokyklos baigimo jau praėjo daugiau negu 20 metų. Tai įsivaizduokite, nieko, įsijungi kokią vokiečių televiziją ir tu girdi, ir tu pusę turinio supranti. Tai ir čia labai panašiai yra. Arba netgi, kalbant apie mažo vaiko mokymasi tos kalbos, pasiekiamas yra tokia vaiko būklė, kur jis laisvai bendrauja tą kalbą. Jeigu tėvai yra dvikalbiai, jeigu tai yra dvikalbė šeima, tai ten vaikas kalba abiem kalbom. Ir niekam nekyla klausimo, kaip čia taip nutiko, kad jis kalba abiem kalbom. Tiesiog todėl, kad jo aplinkoje yra abi kalbos. Tai čia noriu atsigręžti į mažų valdų darželį, kurį aš esu įkūrusi. Tai ten ugdymas kažkada vyko 4, bet rusų kalbos. Tai atsisakėme. Tai dabar ugdymas vyksta 3 kalbomis. Lietuvių, anglų, ispanų. Ir kai sakau ugdymas vyksta, tai nereiškia, kad organizuojamos tik pamokėlės, kas labai dabar būdinga ir madinga, sako, pas mus yra anglų pamokėlės, ten dar kažkokios, bet pamokėlės patyrimas jau yra šis tas, bet tai yra absoliučiai nepalyginama su to, kas yra imersija. Tai yra vaikai mūsų darželėje turi 3 auklėtus.
lietuviškai kalbanti auklėtoja, ispaniškai kalbanti auklėtoja, angliškai kalbanti auklėtoja. Ir atitinkamai pasisuka vaikas į vieną, kalba lietuviškai, pasisuka į kitą, kalba ispaniškai, pasisuka į trečią, kalba angliškai. Paprasta, as simple as it is. Štai taip paprasta. Ir kas įdomu, kad vaikas jau kai, štai ir mano Dovydo, ir Lūnos, ir Kamilės, ir kitų daugybės draugų pavyzdžiai, ir pabaigoje aš jums pridėsiu kelis video, kur jūs matote, kaip tie vaikai bendrauja su savo auklėtojais. Pavyzdžiai rodo, kad vaikams iš tikrųjų labai patinka pati ta idėja, jau jie kaip auga ir gali parodyti tai, ne? Nes 5 metų vaikas jau kalba, jau tyrinėja, jau klausinėja. Tai štai pavyzdžiui, kai važiuoja į kokią ekskursiją troleibusu mūsų grupė vaikų su auklėtojais, ir jeigu jie troleibuse išgirsta, kad yra bendraujama dar kita kalba, klausia auklėtojas, sako, čia ne ispaniškai, ne angliškai ir ne lietuviškai, kokia kalba jie bendrauja. Tai reiškia, kad vaiko ausis yra tiek aštri, tiek jinai vėlgi, kas įrodo jų tą lengvą mokymąsi, kad jau girdi, kad šita kitokia kalbinė struktūra yra visai kitokia. Arabiškai, sako jiem, arabiškai, kaip įdomu, kas čia per kalba. Arba štai, pavyzdžiui, Lūna vienu metu žaisdavo, grįžta iš darželio ir vakare lyg netyčia štai valandą žaidžia ispanų kalbą, ten dalį žodžių gerai supranti, dalį ten dar liktai mokosi kažkokius išgalvotus žodžius sako, po to apsisuka ir žaidžia angliškai. Tai vat, patys vaikai mėgsta tas kalbas ir jau kai gali reflektuoti apie tai, tai jie tikrai domisi, kas čia, o kaip čia, o kur čia. Ir tam, ką reikia daryti, reikia mokytis. Kaip vyksta mokymasis kalbų? Tai mokymasis tos kitos užsienio, pavadinkime, kalbos vyksta lygiai taip pat kaip ir gimtosios. Tai reiškia, kiek statistikos, tiek ir kalbos, kokia statistika, tokia ir kalba. Tai jeigu aš paimu, štai pavyzdžiui, kiaulytę ir sakau, kiaulytė, pig, a pig, kiaulytė, a pig. Tai aš darau strateginę klaidą mažam vaikui, kuriam jis mato vieną žmogų ir mato greta tariamus žodžius apie tą patį žaislą. Tai čia apgavystė, todėl kad tai yra lietuvių kalbos žodynas ir yra anglų kalbos žodynas. Ir tam, kad mes teisingai paduotume tas kalbas į vaiko smegenis, kadangi jis genialus ir viską vertina labai tiesiog ir labai logiškai, tai kai aš persijungiu kalbėti į anglų kalbą, aš turėčiau bendrauti tik tai anglų kalba. Ir tai ir yra teisingiausias būdas mokytis. Žinoma, tobuliausia būtų, kad viena kalba, vienas žmogus, kaip ir aš tai mūsų darželio atveju. Arba jeigu pas jūs, tarkim, dirba auklė, tai auklė dirba vokiškai. Na ir viskas. Ir ne visą laiką bendrauja vokiškai, galbūt su jumis tik tai kalba angliškai. Jūs bendraujate su vaiku visada lietuviškai, jeigu yra auklė, jūs su ją kalbate angliškai. Irgi yra logiškas atskirimas. Tai vat, jeigu kalbos moko tas pats žmogus, tai aš pasispaudžiu stebuklingą mygtuką, pip, and from that moment I'm speaking only English. Po to, pip, grįžtu atgal į lietuvių kalbą ir bendrauju lietuvių kalba. Tai štai šitoks atskirimas su stebuklingais mygtukais, dar kažkoks, pavyzdžiui, galimas, ir čia kvietimas yra jūs nuo šiol bendrauti bent po pusvalandį savo tą kitą kalbą. Hasta luego, señoras y señores. Pasimatysime kitą kartą, linkiu gero kalbos pažinimo ir super maistas užsienio kalbų mokymasis. Kviečiu atrasti šitą stebuklą, pasiskaityti papildomų knygų ir nebijoti štai tokiu magišku būdu pamankštinti vaiko smegenis. Ar žinote, kas nevienyje visus mūsų darželinukus, kurie lanko daugiakalbį darželį, jiems visiems lengva mokykloje mokytis. Kodėl? Todėl, kad smegenys daugelio metodikų, bet pagrindinė vis tik garbė atitenka būtent tų 3 kalbų pažinimui, tiek išlavina jiems smegenėlės, kad visa kita lengva jiems eina kaip per sviestą. Ačiū Jums ir hasta luego dar kartą. Iki. ¿Hacemos un vídeo? A ver, ¿qué decimos? ¿Vas a venir a España con Borja y Belén? Sí, Uy, te quiero mucho, mucho. sí, Uy, que te estás quitando un moco de la nariz. así.
Teque, 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 teque. ¿Estás triste porque Belén y Borja se van? No. Yo estoy muy triste porque te quiero mucho, mucho. ¿Quieres mucho a Borja y Belén? Sí. Dame un besito. ¡Mua! Guapo. Bienvenidos al Mayuelo. Este es para todos. Yo los sábados en la cocina. Aquí comes aquí hay manzanas para copa 2. Copa 2. Está mucho bien. Aquí es para lavarse las manos. Ok, yo. Mira! Sí, vas a lavar tus manos. David, estamos en la sala de puerta. Aquí pueden jugar que quiera. ¡Vamos! ¡Jugar! Mira, ese es preescolar. David, vamos a jugar uno. David, ¿qué color quieres? ¿Color rojo? Ok, yo no tiene. ¡Oh, yo tiene! Como David habla español. Hola, buenos días. Quiero comprar un helado. No, mejor 5 helados. Entonces tus papás dirán, ¿5 helados? No, David, muchos. ¿Verdad? Yo dije, sí, 5 helados. Please, por favor, 5 helados. ¿Y cuál es tu sabor favorito, tu helado favorito? Pistache. Pistacho. ¿Y tú? Vanilla. Ah, vainilla.